Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Tas sunkusis laikotarpis tarp žiemos ir pavasario tikiuosi pagaliau baigėsi, žuvys pradeda kibti, o dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje papasakosime apie didelių pavasarinių kuojų žūklės ypatumus lietuviškame Nemuno aukštupyje. Šiuo metų laiku tai ko gero geidžiamiausias meškeriotojų laimikis, tad nenuostabu, jog šimtai žvejų apgula Nemuno krantus ir laukia tos smetonišką kuoją ar tiesiog dzūkišku mekšru vadinamo žuvies. Kuojos šitos yra profesorės, jos yra jau daug matę ir žvejų, galbūt kabliukų matę, jos yra labai atsargios ir kiekvieną masaliuką ima labai atsargiai, todėl pateikti masalą joms taip pat reikia labai teisingai. Jei nedidelę kuojūkštę sugauti galima nesunkiai, tai didelę pavasarinę migruojančią kuoją suvilioti nėra visai paprasta. Kaip, kur ir kuo dzūkiškus mekšrus raudonakius gaudo žvejai, papasakosime laidoje apie žūklę, netrukus po reklaminės pertraukos. Čia laida apie žūklę. Pavasaris pagaliau užėmė savo tvirtas pozicijas, mūsų senelis Nemunas stoja į savo pavasarinį ritmą, vanduo nuskaidrėjo ir jau galima bandyti čia sužvejoti kažkokią tai rimtą žuvį. Ir šiandien kalbėsime apie galbūt pačią geidžiamiausią laimikio pavasarinės didžiosios kuojos žūklę Nemuno lietuviškame aukštupyje. Nors ir nedideliais žingsneliais, nešina šlapdriba vėjais ir vienu kitu šiltu saulės spindulėliu į kiemą žengia pavasaris. Upių vanduo nusiramino, išskaidrėjo, tad vėl atėjo laikas pabandyti laimę Nemuno srovėje. Šiandien norime sugauti didelę pavasarinę kuoją, kuri kildama srove aukštyn neršti gan noriai ryja meškeriotojų pasiūlytus masalus. Ir tai ne tos mažos kuojūkštės, kurios vasarą gadina nervus gaudant karšius, lynus ar kitą didelę taikią žuvį. Tai tikrai verti dėmesio priešininkai, kurie čia lietuviškame Nemuno aukštupyje pasirodo ankstyvą pavasarį. Na kągi, Lietuvos upėse situacija aiškiai gerėja, truputį lygis vandens krenta, vanduo nuskaidrėjo, visokių gamtinių šiukšlių neša gerokai mažiau, žinoma, jų dar yra ir dar ilgai bus, tos šiukšlės trukdys žvejams, bet jau yra gerokai mažiau ir jau galima žvejoti, jau sąlygos yra tokios, kad jau tikrai žvejui bėdos didelės nėra prie vandens. Ir mes esame būtent čia lietuviškame Nemuno aukštupyje, Dzūkijoje, kur kaip tik tokiu metu ne tik mes, bet ir daug žvejų ant Nemuno kranto bando sužvejoti pirmąją pavasarinę kuoją, didelę, tą vadinamą smetonišką kuoją, Dzūkijoje dar vadinamą mekšru. Štai tie mekšrai ir privilioja čia prie Nemuno krantų daug meškeriotojų, kurie meta dugninės meškeres, plūdinėmis meškerėmis žvejoja ir tikisi sužvejoti vieną kitą tikrai gražią pavasarinę žuvį, kurią gali mums padovanoti Nemunas. Kągi, ant kabliukų veriame sliekelius, uodo trūklio lervas, laukiame kibimo. Eksperimentams vietos čia beveik nelikę. Visi žvejai šiuose kraštuose šiuo metų laiku kuojas gaudo tik gyvulinės kilmės masalais. Mat jau nuo seno žinoma, jog bandymai ant kabliuko verti kokį nors grūdą ar tešlą gerais rezultatyvumo rodikliais ankstyvą pavasarį neblizga. Į aukštupį migruojanti žuvis menkos maistinės vertės masalų nesivaiko, o stveria tai, ką prarijus gali gerai pasisotinti vienu kąsniu. Kalbant apie masalus ankstyvą pavasarį kuojoms, migruojančiams kuojoms, tai žinoma masalas numeris 1 ir galbūt numeris 2, tai yra sliekas, dirvinis arba mėšlinis sliekas ir uodo trūklio lerva. Tai yra ne tik kuoja, bet ir karšiai, jeigu maitinasi kažkur tose vietose, kur gaudom kuojas, galima tokiu masalu sužvejoti. Kažkodėl tai štai šiuo metu augalinės kilmės masalų nemėgsta žuvys, tiek karšis, tiek kuoja, ignoruoja pilnai
dažnai. Jeigu tokiu metu žvejojam šapalą ir dažnai žvejojame žirnių, kukurūzų, tai tikrai šapalas tokį masalą renkasi ir galima būtų sužvejoti koją pro šalį plaukiančią, nes viskas vyksta tose pačiose vietose, dėja ne. Koja tokį masalą gyvulinės kilmės tik tai ima, o augalinės kilmės pilnai ignoruoja. Neretai išgirstu žvejų apmąstymus, kad gal vis tik tai vertėtų pavasarį, kuomet kojos migruoja, įberti saujelę kitą kažkokį tai rutulį jauko biraus ir galbūt tai koją sustabdytų, gal priverstų aktyviau maitintis, aktyviau rinktis aplink mūsų pateiktą masalą. Deja, kiek buvę eksperimentų, kiek buvę bandymų, tikrai jie niekada neveikia, niekada nesuveikė, tiesiog galbūt kažkokiam karščiui, kuris dar nesiruošia neršti, dar nemigruoja, galbūt tai kažkiek gali ir tikti, kojos genamos instinkto, plaukia prie srovę ir jokie jaukai, jokios kitos žvejo gudrybės nepadeda. Ką randa ant dugno, tas, kas yra didelis maisto gabalas, didelis energijos, sakykime, šaltinis kažkoks, sugriebė nuo dugno ir keliauja vėl tolin prie srovę. Čia kažkokių tai kitų gudrybių nėra, tai reikia surasti tokią vietą, kurioje galima teisingai pateikti masalą ir toje vietoje galima nesunkiai sužvejoti pirmąją pavasarinę didžiąją koją. Nors didelės kojos ir išrankios bei ganėtinai gudrios, tačiau žvejys visada yra žingsniu priekyje. Kas gaudo, tam ir kimba. Stambias raudonakės šiuo metu gaudo, ko gero, visa Dzūkija. Pirmų kojų kibimų sulaukėme ir mes. Žinoma, tai pavasarį labai stiprus priešininkas, labai rimta žuvis, nes tai yra ne kojytė, tiesiog koja. Tas mekšras. Smagu tokį traukt. Mekšrą. Tikrai, tai jau ne kojytė, o solidi koja. Na ir, kaip minėjau, burnoje sliekas. Liuks, pavasaris pagaliau įgauna pagreitį. Štai tokios solidžios žuvys, solidžios kojos yra pirmieji pranašai to pavasario. Viskas eina tik į gerą. Mes apie tai kalbėjome prieš 2 laidas, prieš 1 laidą, kad vis tik ateis tas laikas, kada galėsime džiaugtis puikiamis žvejybomis ant atviro vandens ir štai žvejoti tokią solidžią žuvį. Akivaizdu, kad kojos dar neneršia, nes nėra tų charakteringų nerštui, tų spaugelių ant galvos, tokių aštrumų, kurie atsiranda būtent kojom neršiant. Dabar jos dar tik keliauja, dar tik migruoja, todėl ir galima sužvejoti vieną kitą, būtent migruojančią tokią koją. Jos yra pirmosios migruoja ir galima jų pasėdėti prie Nemuno, palaukti ir vieną kitą suvilioti masalą. Atsakant į klausimą, kur reikėtų ieškoti besimaitinančios, migruojančios kojos pavasarį, viskas yra labai paprasta. Jos reikia ieškoti ten, kur yra dugnas staigiai krintantis į gelmę, maždaug apie 1–1,5 metro gelmė. Čia dabar yra vanduo pakilęs, o vasarą štai už 3 metrų yra tiesiog status šlaitas, tos tikrosios Nemuno vagos šlaitelis. Štai prie to šlaitelio ir prisiplaka koja, ar pasiilsėt, ar tiesiog migruodama plaukia kažkur tai toje vietoje, nes ten yra silpnesnė srovė ir va štai tose vietose galima pateikti masalą kojai. Tokių vietų pavasarį, kuomet
kuomet vanduo yra aukštas, tikrai yra labai daug. Tiesiog, galbūt problema yra kliuviniai. Reikia tiesiog surasti vietą, kur tų kliuvinių yra mažiausiai. Todėl reikia ieškoti tokios vietos, kur yra, žinome, vasarą praeiname, žinome, kad yra lygus, galbūt smėlėtas krantas vasarą, kuomet vanduo labai žemas. O dabar, kai aukštas vanduo, tiesiog pateikiama masalą prie pat to krantelio, kuris ten yra maždaug 1–1,5 metro gelmėje. Ir tokiose vietose reikia elgtis, būti žvejui labai tyliai, nes vis tik didelė kuoja yra labai atsargi žuvis, gyvenime visko yra mačiusi ir bet kokie pašaliniai garsai tiesiog veja tą kuoją kuo toliau į gelmę, veja nuo tos vietos ir kuojos toje vietoje tikrai nesužvejosim, jeigu tiesiog elgsimės ant kranto labai neatsargiai. Nuo to priklauso ir meškerės užmetimo būdas ir nuotolis. Metame gana toli, maždaug 30 metrų ir beveik išilgai kranto, kad masalas tiesiog šiek tiek srovės paneštas būtų priplaktas prie to šlaitelio. Ten prie to šlaitelio būtent ir galime surasti besimaitinančią kuoją, galime pateikti jai ten masalą ir didelė tikimybė, kad tenai ji ir mums užkibs. Nors žuvį gaudome elementaria paternoster sistemėle, tačiau, kaip ir kiekvieną kartą, keletas smulkmenų aptarti verta. Pavasarį žuvis į viską reaguoja įtariai bei jautriai, todėl net smulkiausios detalės turi nemenkos įtakos žūklės rezultatui. 2 pavadėliai, prie vieno pavadėlio pririštas svarelis. Svarelis gana nedidelis, priklausomai nuo srovės, tai yra, uncija, 26 gramai, arba gali būti ir dar mažiau, jeigu yra dar mažesnė srovė. Svarelio reikia tik tam, kad jis prilaikytų visą masalą, visą sistemėlę, kol ją srovė priplaks prie to šlaitelio, vadinamo, prie kurio mes tikimės surasti besimaitinančią kuoją. Žodžiu, jis neturi būti didelis, neturi laikyti mums kažkur tai masalo srovėje, gelmėje išlaikyti, ne. Svarelio pavadėlio ilgis yra labai svarbus. Kuo trumpesnis, tuo turėtų būti geriau, bet kuo trumpesnis pavadėlis, tuo sistemėlė darosi mažiau jautri, nes žuvis timteldama masalą tiesiog per mažai atiduoda informacijos į meškerykočio viršūnę. Todėl aš renkuosi maždaug 12–15 cm ilgio pavadėlį, prie kurio pririšu svarelį, tai yra optimalu, nes masalas pakankamai aukštai pakeltas virš dugno ir ne per aukštai. Nes jeigu per aukštai pakelsime, jis tiesiog per daug gali plevėsuoti ir žuvis tiesiog gali masalo atsisakyti, negriebtis, per daug aktyviai judantis. Prie antrojo pavadėlio pririšu maždaug 70 cm ilgio gana plono valo atkarpą. Ką reiškia plono? Maždaug 1400 mm storio valas leidžia mums ir patikimai išlaikyti žuvį, varginti žuvį, gana stipriai ir didelę žuvį, ir tuo pačiu jis yra gana plonas, kad žuvis jo nepajaustų, atsargi žuvis tokia kaip didelė kuoja. Todėl manau, kad 1400 mm storio pavadėlio valas tai yra pats optimaliausias pasirinkimas, kuris leidžia ir sėkmingai drąsiai varginti žuvį, kovoti su dugno kliuviniais ir be to kuoja nereaguoja į tokio storio valą, tiesiog patikimai kimba naudojant tokio storio pavadėlį. Galbūt galima būtų nusiplonti, naudoti 10 šimtųjų ar 12 mm storio valą, tačiau toks valas jau yra keliantis daugeliu žvejų stresą, nes ir varginti žuvį, ir kovoti su kliuviniais jau yra daug sudėtingiau. Kabliuką šiai žūklei taip pat reikia pasirinkti atidžiai. Čia tenka laviruoti tarp kablio dydžio ir tvirtumo, tačiau šiuolaikinėse žūklės parduotuvėse yra visko, tad rūpesčių dėl to neturėtų kilti.
aš naudoju gana mažus, bet tvirtos vielos kabliukus, maždaug 10-12 numerio, nes vis tik kuoja, didelė kuoja yra atsargi žuvis, ji atsargiai ima masalą, jį ragauja ir jeigu pajaus kabliuką, įsidurs į kabliuką, tikrai įspjaus. Todėl, didint kabliuką labai neverta, nes dabar dar to aktyvumo, tikrojo aktyvumo nėra kojos. Ji viską labai ragauja, kaip sakiau. Ir mažas kabliukas leidžia turėti daugiau kibimų. Vėliau galbūt, kai orai labiau atšils, kai kojos jau pradės galbūt neršti, taps aktyvesnėmis, be atodairos griebs masalą, galbūt bus galima naudoti ir didesnius kabliukus, bet dabar mes naudojame 10-12 numerio kabliukus, tik tai viela turi būti labai tvirta, nes vis tik žuvis yra stipri, žuvis yra galinga ir su ja reikia rimtai pakovoti. Nors kartais kuojos kimba lyg pasiutę, tačiau šį kartą kibimų nėra labai daug. Jie užeina bangomis ir tai akivaizdžiai patvirtina kuojų migracijos faktą. Žiūrėk, pirmas rankas pradeda kilnoti žemiausiai pasroviui tupinti žvejas, po to kitas esantis aukščiau, dar aukščiau ir būriui žuvies nukeliavus. Tenka vėl luktelti valandą ar net pusantros. Aišku, norėtųsi tų pauzių išvengti, tačiau kai žuvys kimba didelės, galima ir pakentėti. Žvejybinę pamainą laikome iki pat vakaro. Anot meškeriotojų apgulusių Nemuno krantus, neblogai kuojos kimba ir sutemus, tad sąžiningai būdime prie meškerių akis įsmeigia į jautrias dugninių viršūnėles. Ir išties, saulei už medžių viršūnių besislepiant, žuvys vis dar kimba. Vakarėjant dar vienas kibimas ir dar vienas smetoniškas mekšras. Šitas labai piktas tik. Bet, graži pavasario Nemuno dovana. Vasarą paprastai žvejodami mes stengiamės kojų išvengti. Žinoma, ne tokio dydžio, bet tokios vasarą retai papuola. Bet vis tik mažesnių kojų stengiamės atsikratyti, o dabar štai pavasarį, kai esame tikrai išalkę žvejybos, išalkę kibimo gero, tai štai tokia žuvis yra smagus reikalas ir smagi žvejyba tokia. Kojos pavasarį reikia labai teisingai pateikti masalą, teisingai užverti ant kabliuko, nes kitu atveju, jeigu užversime kiek kitaip, galbūt taip kaip vasarą veriame, galima ir nesulaukti kibimų. Žodžiu, svarbiausia yra tai, bent jau aš tai veriu, pastebėjau, kad geriausi kibimai, kuomet slieka tik tai viršutinėje dalyje, pirmam ketvirtį persmeigiu tik. Nugnybu uodegytę ir uodegytę vėl užveriu šalia visos slieko. Tam, kad jis daugiau raitytųsi ir skleistų kvapą. Ir dar kelios uodo truklio lervos. Nežinau, galbūt tai tik įsitikinimas, galbūt tiesiog taip jau įvyko, kad daugiau kibimų buvo veriant taip masalą, bet jeigu taip žuvis kimba, jeigu jinai to nori, tai jai reikia tą masalą tokiu būdu ir taip pateikti. Na ir dar vienas pastebėjimas, kad masalą reikia dažnokai keisti, ne tik tuo met, kai žuvis jį apdžiaumoja, bet ir palaikius 10-15 minučių vandenyje, matomai pradingsta masalo tas kažkokie faktoriai darbiniai, galbūt judėti mažiau pradeda, galbūt kvepėti mažiau žuviai pradeda ir kibimų yra mažiau. O masalą pakeitus, kartais būna taip, kad tik užmeti į tą pačią vietą, kur ką tik buvo senasis masalas ir štai žiūrėk, kibimas. Žodžiu, galima būtų daryti tokią išvadą, kad vis tik reikia masalą atšviežinti, kas 10-15 minučių ir tai suveikia.
Tiesą sakant, jau senai prisimename ankstyvą pavasario žūklę, kurioje teko pasitelkti švieseles ant meškerių ir ant kaktos pūpsantį žibintuvėlį. Deja, bet rezultatyvių kibimų daugiau nesulaukėme, nors kelias dienas prieš tai, visiškai sutemus, meškeriotojai džiaugiasi gan neblogų kibimų. Kaip bebūtų, žūklė pavyko gerai. Pasėdėti prie vandens naktimis laiko bus lyg valiai vasara, o šiandien, kai masalų žiaumoti pradėjo pūgžliai, jau ko gero gana. Kągi, sąžiningai įsidėjome iki pat tamsos ir dar tamsoje maždaug valandą laiko, deja, kibimai buvo jau visai temstant, sutemus vienas kitas barštelėjimas, linktelėjimas meškerykočio, bet tokie nedrąsūs, neaktyvūs, žodžiu, žuvis yra, bet jau masalais jį nesidomi. Na ir galima pasakyti tik tai, kad kojos Nemune jau kimba, tie vadinami smetoniški mekšrai, bent jau lietuviškame Nemuno aukštupyje tikrai kimba, kojos migruoja į savo nerštavietės ir jų kuo toliau tuo bus galbūt šiek tiek daugiau, nes dar jų tik pradžia. Tikėkimės, tačiau pirmosios vis tik keliauja didžiausios, o po to mažesnės, dar mažesnės. Žodžiu, dabar reikia jau sėsti su meškere prie Nemuno ir ieškoti būtent tų didžiųjų Nemuno pavasarinių kuojų. Žodžiu, viskas gerai. Tai reikia imti meškerę, nepatingėti pasėdėti ir vieną kitą tokią kuoją galima sužvejoti. Kaip matote, tikrai solidžią kuoją čia lietuviškame Nemuno aukštupyje sužvejoti tikrai galima, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką įspūdingo, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasako, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkursą laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai, ko gero geriausi kabliukai pasaulyje Owner, padovanos vertingus prizus. Šią savaitę konkurse savotiškai įdomu. Įdomu tai, kad jau pabudo karpiai ir meškeriotojai juos pradėjo gaudyti įvairiuose šalies kampeliuose. Jų kol kas nedaug, bet tendencija įdomi. Na, smagiausiai šiuo metu darbuojasi karališka žuvis upėse medžiojantys žvejai, kurie mums į konkursą siunčia efektingus šlakių ar upėtakių žūklės epizodus. Šiandien apdovanoti norime Robertą Kamarauską, kuris mums atsiuntė gražios dvikovos su upėtakiu vaizdo įrašą. Nenuostabu, kad apie upelį žvejas neužsimena nieko, tačiau šįsyk tai ne taip ir svarbu. Meškeriotojui vobleriuku pavyko suvilioti 52 cm ilgio gražuolį ir tai tikrai vertas dėmesio laimikis, apie kokį svajoja kiekvienas upelių liga sergantis spiningautojas. Upėtakis tikrai puikus ir jis Robertui pelnė mūsų laidos draugų, ko gero geriausių kabliukų pasaulyje, Owner įsteigtą prizą. O žiūrovams primename, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingą, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate?